Labai jaudinasi. Šalom visiems. Eisiu dabar į ypatingą Šalomo Aleikemo vidurinę mokyklą, kur mokosi turbūt labai ypatinga mergina, nes jos vardas ir pavardė yra Carmela Blanc. Skamba kaip kokia kino, teatro, muzikos ar kažkokio kitokio ryškumo žvaigždė. Einu, mes susipažinsime, labai jaudinasi. Atutele. Na tai, Carmela, kokia tu esi? Esu įdomi ir linksma mokinė. Esu lyderė pagal gyvenimą, nes moku siekti savo tikslą ir žinau, ko noriu iš gyvenimo. Pirmiausia, tai labai nuoširdus ir labai geras žmogus. Tai yra tas žmogus, kuris visiems atskubės į pagalbą, jeigu reikės. Kartais ir kai reikia, kartais ir per daug tos pagalbos būna per kontrolinius darbus. Iš tikrųjų, mano didžiausia svajonė yra tapti medicinos dėstytoja Vilniaus universitete. Labai norėčiau ten studijuoti ir įgyti man patinkančią specialybę. Jeigu medicina, tai labiausiai tau patinka ir sekasi? Chemija ir informatika. Man įdomu yra, kaip vyksta visi cheminiai reiškiniai, kodėl taip keičiasi pasaulis, tai paaiškina viską, kas supa aplink mus. Jinai yra pati nuostabiausia draugė, jinai yra labai nuoširdi mergaitė. Man su ja yra labai malonu bendrauti, nes yra labai daug apie ką galima su ja pašnekėti. Yra labai su ja linksma, jinai nėra tikrai tokia moksliukė, kad tik kalą mokosi ir nieko daugiau neveikia. Aš labai daug lankau būrelį, lankau linijinius šokius, lankau muzikos mokyklą, groju fortepijoną ir gitarą, taip pat ekstremalų vairavimą ir kompiuterinius kursus. Fortepijoną lankau nuo darželio laikų, tai kažkur nuo 4 metų, nes man yra labiau prie širdies, nes jau ten esu labiau pažengusi, o gitarą lankau tik 2 metus, todėl man dar truputį svetima. Turbūt nebuvo renginio, nebuvo šventės, kur Carmela nedalyvautų. Carmela ir šoka, ir dainuoja, ir dalyvauja įvairiuose projektuose, ir konkursuose. Pasakok apie savo mokyklą. Mūsų mokykla yra valstybinė žydų mokykla ir yra tokia vienintelė. Ir jis išsiskiria tuo, kad mes mokomės hebrajų kalbos, tradicijų ir žydų tautos istorijos. Ir moki puikiai kalbėti hebrajiškai? Taip. Skaityti? Moku. Rašyti? Ir taip pat moku. Mąstyti hebrajiškai? Tenka. Tai norėčiau tau padovanoti mūsų žydų kalendorių, kuriame yra mūsų mokyklos piešiniai. Labai ačiū tau, Carmela. Kaip gražu. O ką reiškia šitie skaičiai? Tai yra tiek metų praėjo nuo pasaulio sukūrimo ir taip žydai skaičiuoja savo metus. Na, Carmela, tai kaip hebrajiškai atsisveikinti? Leitrot. Angliškai later. Leitrot. Ačiū Česlavai, kad pavedžiai. Jei turi laiko, palauk, grįšiu tuoj. Nufilmuosim ir grįšiu. Taigi, atvažiavau į nuostabų Švenčionėlių miestelį. Čia kažkur yra Švenčionėlių gimnazija, o joje mokosi labai gudri ir gabi muzikali mergina Dovilė. Einu paieškosiu, kur jinai galėtų būti. Štai ir Švenčionėlių gimnazija. Girdite? Kažkas skripka griežia. Na tai Dovilė, papasakok apie save. Ką aš mėgstu, namuose laiką leist, mokytis, nes čia, aišku, privaloma. Gitarą pagroju, smuiku, prie kompiuterio pasėdžiu, internete. Papiešt kartais, va dabar įkvėpimas aplankė, tai piešiu. Ir dar kartais mėgstu virtuviai pasisukioti. O tai labai daug visko mėgsti. Kaip viską suspėjai? Va šito tai aš net nesivaizduoju. Va būna, kad moki kažką daryti ir moki. Viskas. Dovilė nuoširdi, miela mergaitė, labai atsakinga. Klasės draugai tai įvertindami vienbalsiai išrinko klasės seniūnę. Na, ką vyrai? Wunderkindas. Wunderkindas? Taip, jisai Wunderkindas. Jinai. Ką reiškia Wunderkindas? Protingas žmogus labai. Asas visų dalykų. Tokiais gimstama ar tampama? Tampama, manau. Aš irgi taip manau. Daug užsispyrimo ir darbo. Taip. Taip, būtent. Kokie mokslai sekasi, kokie nesiseka, kas patinka, kas nepatinka? Patinka viskas, kaip bebūtų keista, nes atrodo, kad vis tiek turi turėti kažką nemėgstamą, bet patinka viskas. Mano supratimu, jinai galėtų dirbti netgi mokslinį darbą. Todėl, kad pasiryžimas, atsakingumas toks ir darbštumas nepaprastas. Ko palinkėtum savo konkurentams, priešininkams mūsų žaidime? Kad nenuliūstų, kai aš jos nugalėsiu. Aišku, linkėčiau nugalėti, bet kaip seksis, matysim.
todėl kad visi gabūs susirenka. Jo, Dovilė, sėkmės, mes tau padėsim. Jo, nepamiršk savo proto, nepalik jo, kai važiuosi. Stiprybės tau.